Lapkričio 23. Penki stipriai ginkluoti Somalio piratai ką tik įlipo į MV Central Park laivą, cheminį tanklaivį, plaukiantį per Adeno įlanką. Piratai jaučiasi užtikrinti ir valdantis situaciją. Jie tiki, kad tuoj pat gaus milžinišką uždarbį. Jie klysta ir per artimiausias minutes jie supras, kokią didžiulę klaidą ką tik padarė. Kai pradėjo sklisti žinia apie laivo Central Park užgrobimą, daugumos pasaulio reakcija buvo šokas ir sumišimas, nes Somalio piratavimo era turėjo būti pasibaigusi. Ji iš tikrųjų baigėsi prieš daugiau nei 10 metį. 2008–2012 metų piratavimas prie Afrikos rago pasiekė savo piką. To laikotarpio vaizdai yra neužmirštami. Naujienų pranešimuose nuolat buvo pasakojama apie tanklaivius, tralerius ir chemikalų gabenimo laivus, kuriuos užimdavo jauni somaliečiai, dažniausiai ginkluoti AK-47 ir RPG. Naudodamiesi mažais greitaeigiais kateriais, piratai greitai pasivydavo savo taikinius, užlipdavo į laivus naudodami kablius, virves ir kopėčias, o tada paimdavo įgulas įkaitais ir keldavo įžūlius išpirkos reikalavimus. Bėgant metams, jų operacijos plėtėsi tiek apimtimi, tiek mastu. Incidentų skaičius 2011 metais pasiekė beveik 300 užgrobimų. Ir Adeno įlankos, Arabijos jūros bei net Indijos vandenyno dalys tapo vis pavojingesnės, nes piratų įgulos darėsi vis drąsesnės ir godžios. Laivybos kompanijos ėmėsi vis labiau desperatiškų priemonių savo laivams apsaugoti. Pavyzdžiui, nurodydavo kapitonams didinti greitį plaukiant netoli Somalio, samdydavo privačius ginkluotus apsauginius budėti deniuose ir net apjuosdavo laivų šonus spygliuotą vielą, kad būtų sunkiau įlipti į laivą. Tai veikė, bet tik iki tam tikro lygio. Išpuoliai nesiliovė. Piratai uždirbdavo milijonus dolerių savo, klanams, kuriems priklausė, ir savo šešėliniams rėmėjams. 2011 m. balandį jie pasiekė pasaulio rekordą – didžiausią išpirką istorijoje. Po to, kai buvo sumokėta stulbinanti $13,5 milijono suma už graikų vėliavą plaukiojančio labai didelio naftos tanklaivio VLCC paleidimą. Ir jos 25 narių įgula, kuri buvo laikoma įkaitais 58 dienas. Laivas gabeno 2 milijonus barelių naftos, kurios vertė siekia apie $200 milijonų. Tai iš dalies paaiškina, kodėl galiausiai buvo sumokėta tokia didelė išpirka. Tačiau buvo akivaizdu, kad tokių incidentų negalima leisti kartotis vėl ir vėl. Pasaulis negalėjo tiesiog stebėti ir leisti piratams klestėti amžinai, todėl nusprendė pasitelkti sunkiąją artileriją. Beveik precedento neturinčio tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdyje kelios šalys, įskaitant Jungtines Amerikos valstijas, Kiniją, Indiją, Japoniją, Rusiją ir įvairias ES nares, įsteigė karinio jūrų laivyno patrulius visame regione. Jie pasiuntė karo laivus, eskadrinius minininkus ir patrulinius katerius, paversdami Adeno įlanką iš piratų žaidimo aikštelės į vieną labiausiai saugomų vandens kelių žemėje. Tai suveikė. Piratų aukso amžius baigėsi, o bėgant metams atakų ar net bandymų atakuoti skaičius sumažėjo iki 0. Ir taip išliko keletą metų. Atrodė, kad problema buvo išspręsta, tačiau iš tikrųjų ji buvo tik atidėta. Piratai nebuvo pašalinti, jie tiesiog laukė tinkamo momento, laukė tinkamų aplinkybių, kad galėtų sugrįžti. Ir 2020 pradžioje žvaigždės susidėliojo palankiai. Artimuosiuose rytuose pradėjo kilti chaosas, kuris pasiekė kulminaciją 2023 metų pabaigoje, kai įvyko spalio 7-osios Hamas ataka ir prasidėjo Gazos karas. Situacijai blogėjant, pasaulio didžiosios valstybės vis labiau susitelkė į besivystančią krizę, o galimų piratų atakų grėsmė buvo nustumta į antrą planą. Jūrų patruliavimas pradėjo silpnėti, nes karo laivai ir kiti laivai buvo perkelti arba gavo naujus įsakymus, o Somalio piratai pradėjo rodytis iš savo slėptuvių. Supratę, kad atsirado galimybė pasinaudoti situaciją, jie vėl išplaukė į jūrą. Ir 2023 metais pradėjo kilti baimė, kad prasidės visiškai nauja Somalio piratavimo era. 2023 metų lapkritį šios baimės išsipildė. Ir pasaulis suprato, kad Somalio piratų laikai dar nesibaigė. Juk istorija parodė, kad Somalio piratai neužgrobė laivų atsitiktinai ir nepuola pirmą pasitaikiusią laivą. Jie yra iš dalies oportunistai, tačiau taip pat veikia apgalvotai. Jie kruopščiai renkasi savo taikinius, dažnai taikosi į lėtus, neapsaugotus ir vertingus laivus, kad jiems būtų kuo paprasčiau įlipti į laivą, užvaldyti įgulą ir pareikalauti didelės išpirkos. O lapkričio 23-ąją horizonte pasirodė atrodytų tobulas taikinys – MV Central Park, kurios ilgis siekia 475 pėdas, o plotis 78 pėdas. Bendroji laivo talpa buvo 12 145 tonos.
Šis didžiulis laivas buvo pastatytas Japonijoje 2015 metais ir plaukiojo po Liberijos vėliava. Tačiau iš tikrųjų jis priklausė Londone įsikūrusiai įmonei Zodiac Maritime, milžiniška laivybos bendrovė, kuriai vadovauja Izraelio milijardierius Iljasas Oferis, kurio turtas vertinamas daugiau nei 33 milijardais dolerių. Tokie laivai paprastai pasiekia didžiausią maždaug 16 mazgų greitį, tai yra apie 80 mylių per valandą. Ta diena laive Central Park buvo 22 jūreiviai iš įvairių šalių, įskaitant Bulgariją, Gruziją, Indiją, Rusiją, Turkiją, Vietnamą ir Filipinus. Laivas gabeno didžiulį kiekį fosforo rūgšties, labai ėdrios, bet taip pat itin naudingos daugiafunkcinės cheminės medžiagos, kuri gali būti naudojama trąšose kaip maisto priedas ir turi daugybę panaudojimo būdų ir farmacijos pramonėje. Piratai Central Park laivą laikė idealiu taikiniu. Jis buvo lėtas, todėl jie lengvai galėjo jį pasivyti savo greitaeigiamis valtimis. Žeme buvo palyginti nedidelė civilinė įgula ir nebuvo ginkluotų sargybinių. Jis gabeno krovinį, kuris buvo pakankamai vertingas, kad už jį būtų galima reikalauti kelių milijonų dolerių išpirkos. Be to, krovinys buvo itin pavojingas ir su juo reikėjo elgtis atsargiai. O tai reiškia, kad mažiau tikėtina, kad įgula bandys atlikti kokius nors neapgalvotus manevrus ar daryti ką nors, kas galėtų sukelti nuotėkį ar išsiliejimą. Ir jis buvo būtent ten, vos kelios dešimtys mylių nuo Somalio krantų, plaukdamas tarptautiniu rekomenduojamu tranzito koridoriumi, tiesiog laukdamas, kol bus užgrobtas. Ir atrodo, netoliese nebuvo jokių vakarų karo laivų ar NATO fregatų, galinčių jį apginti. Tai buvo proga, kurios jie negalėjo sau leisti praleisti. Jie nesidomėjo fosforo rūgštimi ar bet kokiu kitų kroviniu, kuris tuo metu buvo laive. Jie juk negalėjo jo išsiurbti ir perparduoti juodojoje rinkoje. Jiems pagrindinis užgrobimo tikslas buvo įgula. Viskas. Ką jiems reikėjo padaryti? Kaip jie jau buvo darę daugybę kartų anksčiau, tai paimti įgulą įkaitais ir paversti laivą plaukiojančių kalėjimu. Nuo to momento kiekviena diena vis labiau spaustų tuos, kurie atsakingi už laivą ir žmonės jame. Laivybos kompanijos, draudikai, vyriausybės, įkaitų šeimos kalbėtų su žiniasklaida, maldaudamos saugiai grąžinti jų artimuosius. Ir jei viskas vyktų pagal planą, galiausiai sprendimų priėmėjai nusileistų piratų reikalavimams. Taigi piratams atakos sėkmė ar nesėkmė priklausė nuo to, kaip greitai jie suras ir užvaldys įgulą. Tačiau tai buvo 2023, o ne 2008. Po šimtų piratų atakų praeityje, šiuolaikinės įgulos yra apmokytos reaguoti į tokias situacijas labai specifiniu būdu, ne kovodami ar bandydami tapti didvyriais. Juk tai ne kariai, o civiliai, jūreiviai, inžinieriai ir navigatoriai. Vietoj to jiems buvo duotos vienos paprastos instrukcijos – bėgti ir slėptis, vos tik pastebėjus pirmuosius pavojaus ženklus. Šiuolaikinės tanklaivių įgulos turi eiti į laive esančius saugius kambarius, vadinamus citadelėmis, iš kurių jie gali išsiųsti pagalbos signalus ir išbūti ten, kol atvyks pagalba. Tai paprasta strategija, bet išmani, nes net jei piratai pateks į laivą ir perims denio kontrolę, jie neturės tikros valdžios, jei negalės pasiekti įgulos. O lapkričio 26-ąją ši strategija turėjo būti išbandyta iki galo. Beveik 6 ryto. Aušra jau išaušo, o saulė kyla virš horizonto, kai piratai skuba link savo taikinio. Jų valtis lengvai pasiekia maždaug 25 mazgų arba beveik 47 km/h greitį. Todėl pasivyti palyginti lėtai judantį Central Park tanklaivį jiems visiškai nėra sunku. Priartėję prie milžiniško laivo, ginkluoti piratai naudoja abordažo kablius ir virvinės kopečias, kad užliptų ant denio. Rankose laikydami savo AK-47 automatus, jie juda tiltelio link. Jie žino, kad artimiausios minutės yra lemiamos. Čia viskas laimima arba prarandama. Tai lūžio taškas, nuo kurio priklauso visa jų operacija. Jie turi surasti įgulą, kol ši dar nespėjo pasislėpti. Jei jiems pavyks tai padaryti, visi kiti dėlionės elementai turėtų susidėlioti į vietas ir prasidės derybos. Piratai gali gauti ko nori per kelias dienas, savaitės ar net mėnesius. Bet turėdami porą dešimčių įkaitų ir didžiulį kiekį vertingų cheminių krovinių, jie iš šios operacijos gali išeiti keliais milijonais dolerių turtingesni. Tačiau įsiveržę į tiltelį, piratai susiduria su nemalone ir netikėta baigtimi. Jis tuščias. Įgulos niekur nesimato, nes to, ko piratai nežinojo, buvo tai, kad Central Park juos pastebėjo artėjančius. Ir vos tik pasirodė pirmieji pavojaus ženklai, laivo turkų kapitonas pradėjo vykdyti protokolą, kurio buvo išmokytas laikytis. Maždaug 6 val. Ryto, kol piratai skubėjo link tanklaivio, jis paspaudė laivo automatinį nelaimės signalo siųstuvą. Prasidėjo skubi transliacija kariniais ryšio dažniais, informuojanti visus draugiškus laivus rajone, kad Central Park yra puolamas. Per kelias minutės kapitonas ir jo įgula nuskubėjo į apatinius denius ir užsidarė citadelėje. Daugelis šiuolaikinių prekybinių laivų turi specialiai tam skirtus saugius kambarius, dažnai esančius visai šalia mašinų skyriaus, vingiuotų labirintą primenančių koridorių galuose, kurie įgulai yra pažįstami, bet nepažįstamiems įsibrovėliams nepaprastai painus.
lems nepaprastai painus. Citadelė yra vieta, kurioje jūreiviai gali pasislėpti pavojingose situacijose, pavyzdžiui, bandant užgrobti laivą. Ji turi storas sienas ir sustiprintas duris. Šiuose panikos kambariuose dažnai būna įrengtos radio stotys arba palydoviniai telefonai, leidžiantys įgulai išsikviesti pagalbą. Jie taip pat aprūpinti pakankamai maisto, vandens ir medicinos priemonių, kad būtų galima išgyventi kelias dienas, taip pat avariniais žibintais ir vėdinimo sistemomis didesniam patogumui. Kai kuriuose citadelėse netgi yra įvairių laivo dalių valdymo pultai, leidžiantys įgulai išjungti variklius ir neleisti piratams tiesiog nuplukdyti laivo į vieną iš jų uostų. Daugelyje jų taip pat yra ekranai, prijungti prie visame laive įrengtų kamerų, leidžiančių įgulai bet kuriuo metu stebėti piratų buvimo vietą. Citadelės yra pripažintos vienomis veiksmingiausių kovos su piratavimu priemonių, o lapkričio 26-ąją 22 Central Park įgulos nariai tikisi, kad jų citadelė juos apsaugos. Užsirakinę viduje, jie toliau siunčia pagalbos signalus, tikėdamėsi, kad juos išgirs ir padės viena iš daugelio karinių pajėgų, kurios pastarąjį dešimtmetį etavovo su piratais patruliavimą. Tuo tarpu aukštesniuose aukštuose piratai išsisklaido ir ieško bet kokių gyvybės ženklų. Jie pradeda panikuoti, kai supranta, kad pradėjo tiksėti atgalinis laikmatis. Su kiekviena praeinančia minute jų sėkmės šansai vis mažėja ir jų situacija tuoj taps dar dramatiškesnė. Blogąja prasme, nes netoliese esantis laivas ką tik gavo Central Park pagalbos šauksmą. Ir tai ne bet koks laivas. Tai vienas galingiausių karo laivų pasaulyje – USS Mason, Arleigh Burke klasės Aegis valdomųjų raketų eskadrinis minininkas, turintis tiek ugnies galios, kad akimirksniu galėtų sunaikinti visą piratų flotilę, ir jis juda tiesiai jų link. Vos tik Masono įgula išgirsta pagalbos šauksmą, jie nedelsdami pradeda veikti. Milžiniški naikintuvo dujų turbinos varikliai pradeda riaumoti, stumdami 155 metrų ilgą laivą link užgrobimo vietos. Greitis viršyje 30 mazgų arba 56 km/h. Krovininėme laive įgulos nariai toliau slapstosi, tikėdamiesi, kad jų niekas neras. Piratai vaikšto koridoriais, šaukia jūreivius pasirodyti, bet vis labiau nervinasi. Kiekvienas kambarys tuščias, kiekvienas koridorius veda į dar vieną aklavietę. Įtemptos sekundės virsta minutėmis, o piratai beveik tikrai jaučia, kaip $1 000 000 grobis slysta jiems iš rankų. Ir tada įvyksta neišvengiama. Masonas, lydimas nedidelės sąjungininkų laivų grupės ir su jais susijusių orlaivių iš koalicijos kovos su piratavimu operatyvinės grupės, atvyksta į įvykio vietą. Tai yra karui pastatytas laivas. Jis gali pasigirti 5 colių kalibro Mark 45 Mod 4 artilerijos pabūklų, 20 mm Phalanx artimojo nuotolio ginkluotės sistema, 2 25 mm Mark 38 kulkosvaidžių sistemomis, 4 0,5 colio kalibro ginklais, 96 raketų paleidimo lizdais ir pilnu priešlėktuvinių, antibalistinių bei sparnuotųjų raketų komplektų, taip pat torpedų atsargomis. Dėža, ne vienas iš šių ginklų tokiose situacijose daug nereikš. Nors išoriniai stebėtojai gali manyti, kad JAV karinis jūrų laivynas galėtų tiesiog pasiųsti stipriai ginkluotą naikintoją ir jėga sunaikinti piratus, tokie veiksmai, kaip matome veiksmo filmuose, realiame pasaulyje paprasčiausiai neegzistuoja. MV Central Park nebuvo priešo karo laivas, tai buvo civilinis laivas, gabenęs didelius kiekius pavojingų cheminių medžiagų. Bet kokia į laivą paleista raketa, sviedinys ar kulka, net ir naudojant didžiausią atsargumą bei tikslumą, kėlė pavojų sužeisti ar nužudyti civilius. Arba sukelti rimtą ekologinę krizę, jei būtų pažeistos bent vienos cheminės medžiagos talpyklos. Taigi, kai jis pasiekė tuos pačius vandenis kaip ir užgrobtas laivas, Masono tikslas nebuvo jį sunaikinti, bet išgelbėti. Tam JAV kariuomenė turėjo pasitelkti ypatingą taktiką, vadinamą aplankymas, įlaipinimas, paieška ir perėmimas. Arba trumpai VBSS. VBSS yra viena iš sudėtingiausių užduočių, kurią gali būti pavesta vykdyti bet kuriam kariškiui. Kaip ir sako akronimas, ši užduotis apima komandas, kurios aplanko užgrobtus laivus, įlipa į juos, ieško priešo kovotojų ir perima iš jų kontrolę. Jei tai skamba paprastai, taip nėra. Yra begalė kintamųjų ir nesuskaičiuojama daugybė būdų, kaip šios misijos gali baigtis nesėkmingai. Netgi pats įlipimas į laivą. Judantys laivai, kurie yra priešo kontrolėje, gali būti nepaprastai pavojingi, o įlipimo komandos dažnai atvyksta arba sraigtasparniu, arba naudodamos savo greitaeigius katerius. Patekę ant denio, jie turi judėti per didžiulį laivą, išnaršydami kiekvieną aukštą, kiekvieną kambarį, kiekvieną koridorių. Jie žino, kad ginkluoti kovotojai gali slėptis už kiekvieno kampo, bet taip pat žino, kad laive yra nekaltų žmonių, kuriuos reikia išgelbėti. Jie turi sugebėti atskirti vienus nuo kitų, todėl negali tiesiog įsiveržti šaudydami į viską iš eilės. Vietoj to jie turi skirti laiko analizuoti kiekvieną gyvybės ženklą, atskirti draugą nuo priešo, prieš priimdami sprendimą atidengti ugnį ar suteikti pagalbą. Ir visą tai jie turi daryti dažnai klaustrofobiškose krovininių laivų apatinių denių erdvėse, kur yra begalė vietų priešams slėptis.
Tokiose situacijose užgrobėjai turi pranašumą, nors dažnai jie būna ginkluoti, daug primityvesniais ginklais ir įranga ir neturi nieko panašaus į tokius karinius mokymus bei patirtį, kokią turi juos medžiojantys kariai. Jie vis tiek turi labai svarbius pranašumus. Gali užimti paslėptas pozicijas, paruošti spąstus ir pasalas, bei pirmieji atidengti ugnį į savo priešininkus. Jei Masono VBSS komanda ketino perimti Central Park kontrolę, jie žinojo, kad tai gali būti labai rizikinga ir pareikalauti didelių nuostolių. Kai Amerikos karo laivas artėja prie Central Park, JAV karinis jūrų laivynas siunčia žinutę piratams. Jie turi nedelsdami perduoti laivo kontrolę arba patirti pasekmes. Laivynas tikisi, kad to gali pakakti išgąsdinti somaliečius ir nereikės sudėtingos VBSS operacijos. Šiuo metu piratai vis dar nesugebėjo pagauti ne vieno įgulos nario. Visi jie saugiai slepiasi citadelėje. Jų galimybių langas užsivėrė. Kad užgrobimas būtų sėkmingas, jie turėjo ne tik užimti laivą, bet ir pagauti įgulą. Tik tada jie būtų turėję reikiamą galią reikalauti išpirkos. Dabar, žvelgdami per vandenis į $1 milijardo vertės amerikiečių karo laivą, jie supranta, kad jų misija staiga pasikeitė. Bet kokie ilgalaikio įkaitų krizės planai žlugo. Tai jau nebe pagrobimas, o pabėgimo misija, ir jie turi kuo greičiau pasišalinti iš įvykio vietos. Palikę apatinius denius ir skubėdami atgal į atvirą orą, 5 ginkluoti piratai nutraukia savo operaciją ir grįžta per cheminio tanklaivio turėklus į savo greitaeigę valtį. Jie nuspaudžia akceleratorių iki galo, tikėdamiesi, kad jų vikri valtis leis jiems greitai pabėgti. Tačiau tai ne Hollywoodo filmas, tai tikras gyvenimas. Ir nors greita valtis galėjo būti per greita tanklaiviui, jos tikrai nepakanka pabėgti nuo JAV eskadrinio minininko, ypač kai jį palaiko nedidelė karinių žvalgybos orlaivių grupė ir kitos pajėgos. Pastebėję piratus bandančius pabėgti, USS Mason įgula iš karto pereina nuo gelbėjimo misijos planavimo prie pasiruošimo sulaikymui. Jo galingi varikliai vėl riaumoja, kai laivas pradeda greitą persekiojimą jūroje, paskui mažą piratų laivą. Naujas tikslas – sustabdyti somaliečius, kol jie nepasiekė kranto. Jei piratai būtų pabėgę prisidengę tamsa, tai galėjo padidinti jų šansus. Tokio tipo laivas kaip jų, kuris yra toks mažas, kad vos matomas radarų ekranuose, galėjo greitai pasprukti nuo persekiotojų ir tiesiog pradingti nakties tamsoje. Deja jiems, šis bandymas pabėgti vyksta dienos šviesoje, o piratai turi tik menką pranašumą. Naudodamas stebėtojus, oro pagalbą ir moderniausias radarų sistemas, Mason seka valtį, niekada jos neprarasdamas iš akių ir su kiekviena minute vis labiau artėdamas. Somaliečiai nerodo jokių ženklų, kad lėtintų tempą ar pasiduotų, todėl Mason kapitonas imasi griežtesnių veiksmų ir duoda įsakymą paleisti įspėjamuosius šūvius. Eskadrinio minininko sunkioji ginkluotė su dideliu tikslumu šaudo į vandenį aplink valtį, aiškiai perdodama žinią esantiems laive. Arba sustokite ir liksite gyvi, kad galėtumėte papasakoti šią istoriją, arba rizikuokite būti susprogdinti, jei atsisakysite. Supratę, kad neturi kito pasirinkimo, piratai priima vienintelį logišką sprendimą. Jie sustabdo savo greitaeigę valtį ir pakelia rankas, parodydami pasidavimą. Tačiau, kaip pamatysite, pavojus dar toli gražu nesibaigė. Per kelias minutes karinio jūrų laivyno laipinimo komanda artėja prie valties, kad sulaikytų somaliečius. Jų ginklai konfiskuojami, rankos surišamos ir jie išvežami atsakyti už savo veiksmus. Vos per kelias valandas užgrobimas, kuris atrodė galintis šiems vyrams atnešti milijonus $, baigėsi jų areštu. Niekas nebuvo sužeistas ar nužudytas, o Central Park jūreiviai išėjo iš savo citadelės nenukentėję. Tačiau USS Mason įgulos laukia dramatiškas posūkis. Atrodė, kad tai buvo sėkminga diena. Laivas buvo išgelbėtas, piratų įgula sučiupta, viskas vyko pagal planą. Tačiau praėjus vos kelioms valandoms po operacijos, iškilo nauja ir kur kas mirtinesnė grėsmė. Ne iš Somalio pietuose, o iš Jemeno šiaurėje. Ten Husių pajėgos aptiko amerikiečių karo laivą Adeno įlankoje ir neketino tiesiog leisti jam praplaukti. Jie paleido 2 didelio greičio balistinės raketas iš okupuotos teritorijos Jemene į USS Masoną ir Central Park. Masono radarų ekranai užsidegė, o signalai pradėjo skambėti, įspėdami apie artėjančias grėsmes. Gynybos sistemos buvo paruoštos ir pasirengusios bandyti susidoroti su Husių raketomis, bet laimiai jų nereikėjo paleisti. Ir sužinoti, kas būtų nutikę. Husių raketos nukrito į vandenį, maždaug už 10 jūrmylių nuo amerikiečių karo laivo. Tačiau pats faktas, kad Husiai apšaudė JAV laivą, buvo aiškus ženklas, kaip greitai blogėja situacija artimuosiuose rytuose ir kaip pavojinga tampa ši vieta.
Per vieną dieną JAV laivas įsikišo bandant užgrobti laivą ir netoli jo nukrito priešo raketos. Nors Masonas būtų sugebėjęs su jomis susidoroti, to paties negalima pasakyti apie prekybinius ir civilius laivus, plaukiančius per šią teritoriją. Ir tą akimirką šioms įgulams ir jų laivams iškilo bauginanti nauja realybė. Dabar jie vėl turėjo nuolat baimintis piratų, bet jiems taip pat teko susidurti su nuolatiniu viršgarsinių raketų pavojumi, kurios galėjo iš dangaus išnirti bet kurią akimirką ir turėjo pakankamai sprogstamosios galios akimirksniu paskandinti jų laivus ir krovinį liepsnose. Vos prieš metus ar dvejus visas regionas atrodė kur kas saugesnis. Buvo tikima, kad Somalio piratavimo era jau baigėsi, o nors įtampa tvyrojo po paviršiumi, artimieji rytai dar nebuvo pasinėrę į visišką chaoso būseną. Tačiau 2023 metų pabaigoje viskas apsivertė aukštyn kojomis. Ir tokie eskadriniai minininkai kaip USS Mason jau nebevykdė palyginti taikių jūrinių patruliavimų. Dabar jie turėjo reaguoti į pagalbos šauksmus, vykdyti gelbėjimo misijas, sekti raketas, lydėti komercinius laivus ir perimti dronus. Visa tai viename iš judriausių pasaulio jūrų koridorių. Tai griežtas priminimas apie jūrų saugumo trapumą. Vietos, kurios atrodo saugios ir stabilios, gali subirėti ir sugriūti daug greičiau, nei galime įsivaizduoti. Ir ne viena, o kelios krizės gali iškilti beveik iš niekur. Viskas, ko reikia. Tai tinkamos aplinkybės, kad ištisi vandens telkiniai virstų tikromis mirties spąstais. Ir visada atsiras piktavalių, nuo piratų iki teroristų, kurie nekantrauja pasinaudoti tomis situacijomis savo naudai. Tačiau Somalio piratai nebuvo vieninteliai, kurie pajuto greitą ir ryžtingą JAV kariuomenės jėgą. Norėdami pamatyti, kaip JAV per žaibišką 2,5 valandos reidą suėmė Venesuelos prezidentą, spustelėkite dabar ekrane rodomą vaizdo įrašą ir pasimatysime kitame mūšio lauke.